Tai labą dieną, gerbiami kolegos, administracijos darbuotojai, visi stebintys mūsų komiteto posėdį. Šiandien vyksta Tauragės rajono savivaldybės tarybos ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto posėdis. Darbotvarkėje yra numatyta 18 klausimų ir vienas papildomas klausimas. Ar būtų kokių pastebėjimų kolegos dėl darbotvarkės? Nematau, tai tada pradėsim mūsų komiteto posėdį. Pirmasis darbotvarkės klausimas, TSP 125 dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2026 metų vasario 4 dienos sprendimo numeris 1/2 dėl Tauragės rajono savivaldybės 2026-2028 metų biudžeto patvirtinimo pakeitimo. Pranešėjas finansų skyriaus vedėjas Ignas Kymantas. Atsiprašau, pirmininkė, kadangi posėdis vyksta mišriuoju būdu, aš turėčiau prieš tai padaryti sutikrinimą. Taip, atsiprašau, užbėgau už akių, tai prašom, Eglė, patikrinkit. Tai pirmiausiai, taip, komiteto pirmininkas Vidas Bičkus yra prisijungęs pas mus nuotoliu, Modestas Petraitis yra prisijungęs taip pat nuotoliu, Kęstutis Balašaitis, matau, prisijungęs nuotoliu, Rita Grigalienė nematau, neprisijungus yra, Raimondas Matemaitis taip pat matau yra neprisijungęs prie posėdžio, Sigitas Mičiulis yra prisijungęs nuotoliu, Darius Petrošius yra prisijungęs nuotoliu, Darius Tamkus yra prisijungęs nuotoliu ir Justina Visockienė prisijungusi nuotoliu. Ir taip pat matau, iškart jums Vidai, matot, Kęstutis Balašaitis kelia ranką. Protokolui pasakau, kad prie posėdžio pas mus salėje prisijungė Rita Grigalienė. Šiuo. Taip, tarybos narys Kęstutis Balašaitis kelia ranką. Tai kadangi biudžeto klausimai svarstomi, o esu Gaurės bendruomenės pirmininkas, tai nuo to klausimo noriu šaldymas, galbūt tai padės mūsų bendruomenė. Ar Ignai yra numatyta kažkas tai bendruomenių tenai programai? Tai tada turėčiau ir aš nusišalinti. Taip yra numatyta iš valstybės lėšų papildomai skiriama bendruomenių rėmimui. Tai tada ir aš nusišalinu nuo šitos klausimo svarstymo ir prašau tada Modesto Petraičio, nes Modestas yra prisijungęs perimti pirmininkavimą. Ačiū, Vidai. Ačiū. Tai gerai, tada Ignai pristatykit klausimą. Atsiprašau, nes dar taip pat matau, kad Darius Tamkus kelia ranką. Labą dieną. Mano žmona irgi yra Ramovės bendruomenės valdyboje ir nariai esame, tai tikėt, tada turėčiau ir aš nusišalinti. Ar turime kvorumą, Eglė? Eglė, ar turime kvorumą? Atsiprašau, šneku garsiai išjungus. Taip, turim, viskas gerai, nes 3 nusišalina, tai 5, viskas gerai. Gerai, ačiū. Tai Ignai, pristatykit klausimą. Sveiki dar kartą, teikiame sprendimo projektą dėl 26 metų pajamų ir išlaidų plano patikslinimo. Pademonstruosiu lyginamą informaciją, kuri taip pat buvo ir jums pateikta, ir aiškinamasis raštas. Ar matosi? Matosi. Taigi pajamuose atliekami pakeitimai patikslinimai, visų pirma valstybės perduotoms deleguotom funkcijom, 18,9 tūkstančio bendrai yra mažėjimas, iš jų yra dalis didėjimo priešgaisriniai tarnybai, tačiau mažinamas socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansavimas būsto nuomos ir išperkamosios nuomos kompensavimui. Tikslinių lėšų finansavimas didėja 1,067 tūkstančiais, tai čia didžioji dalis yra skirta finansavimo iš krašto apsaugos ministerijos 829 tūkstančiai ir susisiekimo ministerijos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimui daugiau nei planuota skirta 179 tūkstančiais eurų ir įvairių kitų tikslinių dotacijų, daugiausia susijusių su socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansavimu, skiriant paramą Ukrainos gyventojams nukentėjusiems nuo Rusijos federacijos karinės agresijos.
O ES ir valstybės projektų įgyvendinimui taip pat didėja finansavimas 1 068 000 eurų. Didžioji dalis yra padidėjimo susijusi su iš Žemės ūkio ministerijos skirtu finansavimu melioracijos projektams 283 000 ir dviračių takų tinklo kūrimo projektui didinamas 735 000 dėl gautų avansinių mokėjimų ir didesnių atliktų darbų nei planuota. Rinkliavos pajamas didinam 10 000 dėl papildomos rinkliavos surinktos iš miesto šventės mugės organizatoriaus. Taip pat siūlome didinti skolintų lėšų finansavimą 3,4 milijono eurų iki 8,7 milijono eurų dėl planuojamo finansavimo iš Nacionalinio plėtros banko ILTE. Tai bendrai pagal šį siūlymą pajamų planas su skolintom lėšom didėtų 5 527 247 eurais iki 114 960 000 eurų. Atitinkamai išlaidose taip pat atliekami pakeitimai, kur pademonstruosiu detaliau pagal priemonės, taip pat jums buvo pateikta. Tai pirmoje programoje siūlome mažinti dėl kitų poreikių savivaldybės mero rezervą 80 000 iki minimalios ribos, apyvartos lėšas sumažinti iki 92 000, tai beveik 360 000 ir iškelti poreikiam kitiem, kur yra padidėjęs, tai siūlome vandentiekio ir nuotekų infrastruktūrai, tai vienam iš objektų skirti didesnį finansavimą 31 000 eurų dėl padidėjusių projektų apimčių. Taip pat siūlome įtraukti minėtas valstybei nuosavybę teisę priklausančių melioracijos statinių rekonstravimui 283 000 eurų, gal įvardinsiu tik daugiau biudžeto ir tikslinių lėšų sumas, tai minėtas tikslinių lėšų finansavimas miesto susisiekimo infrastruktūros gerinimui susijęs su Krašto apsaugos ministerijos finansavimu Tauragės miesto aplinkkelio atkarpos nuo Dariaus ir Girėnų iki Žaliosios gatvės rangos darbams 829 000 ir 179 000 kelių priežiūros plėtros programos finansavimas. Tai bendrai miesto ir susisiekimo infrastruktūros gerinimas didėja iki 5,4 milijono eurų. Autobusų stoties veiklos užtikrinimui tik tai tarp priemonių iš mokinių vežiojimo autobusų parko į autobusų stoties veiklą. Minėti dviračių takų tinklo ES finansavimas didėja 735 000. 90 000 siūloma susisiekimo infrastruktūros gerinimui skirti daugiau rajone, atsižvelgiant į statybos skyriaus prašymą, kad pasiruošę yra įgyvendinti daugiau finansavimų, panaudoti daugiau projektų susijusių su skaldos dangos ir asfalto dangos paklojimu rajone. Taip pat siūloma didinti finansavimą viešosios paskirties daugiabučių namų stovėjimo aikštelių finansavimą 30 000 dėl didesnio poreikio strateginiuose planuose, kur yra numatytas aikštelės padaryti. Gamtos ir kultūros objektų, tai Draudenio ežero dalis biudžeto 30 000 iškeliama į kitų projektų prisidėjimui, kur šiuo metu yra reikalingas finansavimas. Komunalinio ūkio paslaugų užtikrinimui 6 000 dėl ne būsto savivaldybės turto priežiūros finansavimo didesnio poreikio. Siūloma mažinti savivaldybės pastatų ir kitų objektų remontui, čia beveik 300 000 iškeliami, bet 70 000 yra iškeliama priešgaisriniai tarnybai, garažo statybai pačiai organizuos darbus, tačiau 230 000 iškeliama kitiem poreikiam, kurie buvo suplanuoti įstaigų remonto darbams paskirstyti. 10 000 minėti rinkliavos pajamos sugrįžta į viešųjų renginių organizavimo priemonę. Minėtas bendruomeninių organizacijų rėmimas iš valstybės, patikslinamas finansavimas padidinamas iki 31 164. Daugiau kultūros skyrius prašo prisidėjimui prie projektų iniciatyva Tauragiai.
3,6 tūkstančio, didesnis poreikis dėl VŠI Tauragės krepšinio dalyvavimo Lietuvos krepšinio lygoje, sporto klubų veiklos rėmimui siūloma didinti 105 tūkstančius eurų iki 555 tūkstančių, mažinamai atliekami ten, kur neįvyko rangos darbai, tai pastato Vytauto gatvės 141 rekonstravimui 180 tūkstančių mažėja, taip pat švietimo įstaigų ir ugdymo aplinkos modernizavimui 150 mažėja dėl neįvykusio meno mokyklos pilies korpuso rangos darbų, tačiau siūlome didinti įtraukti nacionalinio plėtros banko ir dalį biudžeto finansavimo į sporto komplekso statybos priemonę 3,7 milijono didinti iki beveik 9,5 milijono šių metų finansavimą. Toliau gauta yra mokytojų optimizavimo ir pritraukimo programai 11 tūkstančių paskirstomas mūsų švietimo įstaigom, kitų projektų vykdymas yra gauta dainų šventės organizavimo išlaidom, 1000-mečio mokyklos programos finansavimui siūloma iš biudžeto papildomai 20 tūkstančių skirti, dalį lėšų perkelti Žalgirių gimnazijai, atsižvelgiant į švietimo skyriaus prašymą. Toliau minėtas mokinių vežiojimo užtikrinimas iškeltas į autobusų stoties, socialinės paramos programoje didinamas finansavimas tikslinės lėšos, kur yra skiriamos išmokos, kaip ir minėjau, teikiant socialinę paramą Ukrainos gyventojams. Taip pat būsto nuomos patikslinamas finansavimas pagal poreikį iki 59 tūkstančių. Toliau didesnis poreikis prisidėjimų iš biudžeto, tai 2 socialinės srities projektų, elektros projektų pradžiai, elektros įvadų įrengimui 11 021 tūkstantis. Toliau reikšmingi pakeitimai, gal įvardinsiu tik reikšmingus įstaigose, visuose švietimo įstaigose karjeros specialistų finansavimas yra patikslinamas, nedidelė apimtim sumažinamas pagal skirtą finansavimą Žalgirių gimnazijai, pagal prašymą perkeliama 1000-mečio mokyklų projektų finansavimo 25 tūkstančių ES lėšų, papildomai siūloma skirti finansavimą pagal prašymą Birutės Baltrušaitytės bibliotekai, tai apyvartinėm lėšom ir komunaliniam išlaidom Europe Direct projekto veiklom įgyvendinimui, sporto centro prašymas papildomai skirti mėgėjiškos sportinės veiklos rėmimui dėl planuojamos Skaudvilėje vyksiančio triatlono 8 tūkstančiai ir prašoma įtraukti 400 tūkstančių eurų sporto komplekso priemoniai. Tai sporto komplekso veiklos pradžiai, komunaliniam išlaidom, įrangai, inventoriui ir planuojamam darbo užmokesčiui finansuoti. Tai 400 tūkstančių poreikis, priešgaisrinėje tarnyboje didesnis finansavimas deleguotų lėšų, funkcijoms atlikti 18 tūkstančių ir minėtas pastatų objektų finansavimas dėl Žygaičių gaisrinės garažo statybų 70 tūkstančių. Taip pat papildomas finansavimas prisidėjimui prie projektų siūlomas kultūros centrui 3,5 tūkstančio eurų. Tai viso išlaidos, kaip ir pajamos, padidėjo 5,5 milijono eurų. Tai tiek pakeitimų šiame siūlomo biudžeto patikslinime. Ačiū Ignai už pristatymą. Ar būtų klausimų? Nematau klausimų. Tada galim pereiti prie antro klausimo. Gerai, ačiū Modestui. Protokolų informuoju, kad 10:13 min. Į posėdį atėjo Matėmaitis Raimundas, tarybos narys. Antrasis darbotvarkės klausimas, TSP 126 dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2025 m. gruodžio 9 dienos sprendimo numeris 1/270 dėl Tauragės rajono savivaldybės mero rezervo lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo. Pranešėjas finansų skyriaus vedėjas Ignas Kymantas.
Teikiame patikslinimui savivaldybės mero rezervo tvarkos aprašą. Patikslinimas atliekamas susijęs su vietos savivaldos įstatymo pakeitimais, taip pat atsižvelgiant į vyriausybės atstovo rekomendacijas, kad patikslinti dėl administracinės naštos mažinimo punktus ir išbraukti, kur patys galim gauti informaciją prieiti, kad neprašytume iš pareiškėjų. Tai lyginamasis variantas jums yra pateiktas, bet ten tik vienas punktas išsibraukia, kad nuosavybės teisė į turtą, kurio netenka ar kuris sugadintas, nereikėtų pateikti patvirtinimo dokumentų. Jeigu matot, demonstruoju šitą Taip, matom. pakeitimą, tai tik vienas išbraukiamas, nes mes patys galim prieiti ir pasiimti šitas pažymas. Tai pačio rezervo tvarkoje niekas nesikeičia. Ačiū. Ar turit klausimų, kolegos? Nematau, tada teikiam bendriesiam komitetam. Trečiasis klausimas tas 127 dėl ilgalaikės paskolos ėmimo. Pranešėjas Ignas Kymantas. Taip, teikiamas sprendimas dėl papildomos paskolos iš nacionalinio plėtros banko ILTE. Tai pademonstruosiu keletą skaidrių, kad būtų aiškiau suprasti teikiamą sprendimo projektą. Matosi skaidrės? Taip, matosi. Padidinsiu. Tai argumentai yra tokie, kad fiskalinės sutarties konstitucinėme įstatyme yra nustatytos 3 lankstumo taisyklės. Viena iš jų, kad galima skolintis prisidedant prie ES finansuojamų projektų. Kita dabar įtraukta 26 metais, kad galima skolintis papildomai projektams finansuojamiems iš nacionalinio plėtros banko. Tai, o trečia, kad galime finansuoti savo likučius praėjusių metų. Tai šiemet buvo paskelbtas neseniai kvietimas nacionalinės plėtros banko ILTE, kad yra skiriama savivaldybėms 100 milijonų eurų savivaldybių projektams skirtiems regionų infrastruktūrai stiprinti, plėsti ir gerinti jos prieinamumą. Tai vienas iš projektų mūsų sporto komplekso statyba, kuris atitinka šios projekto reikalavimus. Todėl siūlome naudotis šią priemonę ir gauti šitą finansavimą. Laukia dabar ILTE jūsų tarybos sprendimo, kad galėtų patvirtinti šitą mūsų paraišką. Pati paskola prisidėtų prie mūsų einamųjų suplanuotų paskolų. Čia demonstruoju, ar keičiasi skaidrės, dar pasitikslinu. Taip, viskas keičiasi. Ačiū. Tai ką demonstravome anksčiau imant iš Europos investicinio banko paskolą tas pačius grafikus, tai pridedam žalia spalva ir nepažymėti iki 29 metų mūsų planuojami skolinimais prisidėjimai prie ES ir kitų projektų 20 milijonų. Tai čia geltonai pažymėta yra kita lankstumo taisyklė, ta iš nacionalinio plėtros banko, kur atsirastų ir šiemet panaudotumėm 3,4 milijono eurų papildomai. Tai iš viso būtų skolintų lėšų finansavimas 8,7 milijonų. Tai visos tos lankstumo taisyklės išskirtos atskirom spalvom ir jomis pasinaudotumėm. Toliau vienas iš patrauklumų iš nacionalinio plėtros banko paskolų, demonstruoju grafiką, kuris buvo rodytas ir planuojant paskolą iš Europos investicinio banko, kaip galėtų išsidėstyti paskolų grąžinimai. Tai taip pat yra nustatytas ilgas laikotarpis lyginant su komerciniais bankais, kur gaunam 10 metų, o čia siūloma yra iki 24 metų, čia planuojamas išdėstymas yra 20 metų parodytas, per 26 jeigu panaudojam, tai grąžinimai išsidėstytų iki 46 metų po 170 tūkstančių. Tikslus grafikas dar bus nustatytas po sprendimų priėmimų, bet tai iš tikrųjų sumažina naštą artimiausiems mokėjimams. Tai čia mėlyna spalva komercinių bankų paskolos, oranžinė spalva Europos investicinių bankų planuojami grąžinimai, kurie dar gali keistis iki 35 metų, kaip yra sudėliota, atsižvelgiant į išėmimus.
Kaip mūsų paskolos keisis, tai kaip demonstravom, siūlant iš Europos investicinio banko, kad 26 metais siektų apie 15 milijonų eurų paskola, tai ta paskola siektų paėmus ir nacionalinio plėtros banko paskolą beveik 19 milijonų eurų. Ir nuo 26 metų prasidėtų gražinimas ir 29 metų įgyvendinus tą dabartinį investicijų laikotarpį siektų paskolų likutis 29 milijonus eurų, papildomai prisidedant 2,89 milijono eurų. Tai po viso laikotarpio, kaip atitiktumėm vertinant fiskalinę drausmę, tai kad bus vertinamos visos pajamos ir bus leidžiama turėti 60% likutį paskolų, tai 66 milijonus, mes turėtumėm 29 metais 29 milijonus eurų, tai padidintų, priėmus šį sprendimą, padidintų 3 milijonais eurų 29 metų tą likutį. Tai pateikta kontrolės audito tarnybos išvada, kad neprieštarauja įstatymams šitas paskolos paėmimas. Kalbant apie palūkanas, tai palūkanų konkretaus dydžio dar Iltė nėra pateikusi derinimo procedūroje, bet informacija yra tokia pateikta, kad tai bus atitinkanti rinkos palūkanas ir svyruos nuo 0,6 iki 0,9% plus Euribor. Tai šiek tiek didesnės palūkanos nei Europos investicinio banko, bet turėtų atitikti siūlomas rinkoje palūkanas ir per metus, apie 30 metais čia, kai buvo demonstruota, kad iš Europos investicinio banko sieks palūkanos apie 600 tūkstančių aptarnavimas, iš likusių komercinių 200 tūkstančių ir palyginimas tas, kas būtų sutaupima vien iš komercinių bankų įmant, tai iš to sutaupimo galėtumėm dengti Ilte palūkanas, kurios turėtų būti apie 93 tūkstančius 30 metais, pradžioje apie 100 tūkstančių eurų per metus. Tai tiek informacijos apie šį sprendimo projektą. Ačiū už labai išsamų paaiškinimą, Ignai. Ar turit kolegos klausimo dėl šito sprendimo projekto? Tarybos narys Raimundas Matemaitis. Prašom, Raimundai. Labadiena visiems. Labadiena visiems. Ar šita paskola bus naudojama mūsų gyventojų saugumui didinti? Ačiū už klausimą. Tai šita paskola naudojama konkrečiai projektui sporto komplekso statybai. Bus tik šitam projektui pateikta paraiška, atitinka tvarkos aprašą. Ar būtų dar klausimų, kolegos? Nematau, tai bendru sutarimu teikiam bendriesiam komitetam. Ačiū, Ignai, už pristatymą. Ketvirtasis darbotvarkės klausimas tas P128 dėl Tauragės rajono savivaldybės atliekų turėtojų ginčų ir skundų nagrinėjimo ne teismo tvarka taisyklių patvirtinimo. Pranešėja viešosios tvarkos poskyrio vyriausioji specialistė Kristina Mankienė. Labadiena, parengtas tarybos sprendimo projektas dėl Tauragės rajono savivaldybės atliekų turėtojų ginčų ir skundų nagrinėjimo ne teismo tvarka taisyklės. Siekiama patvirtinti taisyklės vadovaujantis atliekų tvarkymo įstatymo aktualią redakciją. Ačiū. Ar turit klausimų, kolegos? Tarybos narys Modestas Petraitis. Prašom, Modestai. Labas rytas. O kas esminio keičiasi? Keičiasi tame, kad jeigu gyventojo kreipimasis dėl rinkliavos įmokų ar įmokų lengvatų pritaikymo ir kokybės netenkintų atsakymas, jisai galėtų skųsti į būtent pagal tą tvarką pradžioj į mumis, o tik tada į ginčų komisiją. Į Klaipėdą. Ačiū. Ačiū. Ar dar būtų klausimų? Nematau, tada bendrų sutarimų teikiam bendriesiam komitetam. Penktasis darbotvarkės. Atsiprašau, dar. Rita Grigalienė. Taip, Rita, prašom, Rita. Pirma yra ta instancija, kad bus įstaigoje, ar ne, bus pateikiamas apskundimas
Jeigu netenkins, tarkim, jūsų tas atsakymas, tada galės tik tai skųsti ginčų komisijai. Aš taip supratau. Taip, pradžioj bus pagal šitas taisyklės nagrinėjamas ginčas ar skundas ne teismo tvarka, o tik tada galės tęsti, jeigu netenkins. O jūs mediaciją taikys? Negaliu atsakyti. Labą dieną. Ar galėčiau gal šiek tiek patikslinti, Prašom, Rimantė. Labą dieną. papildyti Kristiną? Tai šitos tvarkos pati esmė yra tokia ir prasmė, kad šių metų sausio mėnesį buvo gautas iš vyriausybės atstovo raštas dėl atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimų nuostatų įgyvendinimo ir jame buvo atkreipiamas dėmesys, kad savivaldybių tarybos, tame tarpe ir Tauragės rajono savivaldybės taryba, privalo savo sprendimais priimti, patvirtinti naują ginčų ir skundų nagrinėjimo taisyklės, nustatančios atliekų turėtojų skundų ir ginčų nagrinėjimo tvarką. Tai esmė, kad čia yra nauja tvarka, kuri yra numatyta atliekų tvarkymo įstatyme ir tiesiog vyriausybės atstovas įgalioja tokią tvarką pasirengti. Tai taisyklės parengtos yra vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešo administravimo įstatymo nuostatomis, todėl juose nustatyti skundų nagrinėjimo terminai ir procedūros atitinka šiame įstatyme nustatytą teisinį reglamentavimą. Esmė ta, kad turi būti nauja tvarka, kad atitiktų visą teisinį reglamentavimą. Tai tuo prašo vyriausybės atstovė. Supratau viską, bet aš tada gal kitaip formuluosiu klausimą. O pavyzdžiui, įstaigai bus taikoma taikų sutartimi ar taikių ta prasme nagrinėjama ta tvarka bus pritaikyta, kad galėsi taikiai susitarti, pavyzdžiui. Čia esmė yra ta, kad skundą, jeigu šioje tvarkoje yra numatyta taip, kad skundus gali teikti atliekų turėtojai, mokėtojai dėl lengvatų, dėl kokybės, paslaugos kokybės ir kitų klausimų, būtent arba mums, arba savivaldybei. Ir mes, vadovaujantis teisės aktais, galėsim ir spręsim tos skundus. Čia, kad apskūsti, tai galės, tai žinoma, kad galės tais pačiais numatytas teisės aktais. Rimantė, matau, Paulius Goštautas yra pakėlęs ranką, gal Pauliau, jūs sprendimai gali būti, mane gal taip. Labą dieną, gerbimi tarybos nariai, tai aš gal greit gerbimai Ritai atsakysiu, kad mediacija šiame procese nebus taikoma, mediacija gali būti taikoma tik tai, jeigu jau netenkina, reiškia, mūsų sprendimas, tada žmogus eina į, reiškia, ginčų nagrinėjimo komisiją ir ten mes jau galim pradėti taikyti mediaciją. Dėl susitarimo, tai reiškia, mes visada palankiai vertinam ir tikrai randam, reiškia, tos sprendimo būdus nustatytus viešo administravimo įstatyme. Tai trumpai tiek. Ačiū. Tarybos narys Modestas Petraitis. Prašom, Modestai. Rimantė, gal žinai, kiek skundų buvo per praeitus metus, maždaug, kad suprasti dydį problemos? Dabar turėčiau patikslinti. Kiek nagrinėjo tokių skundų? Turėčiau pasižiūrėti, bet tikrai tai nėra kažkoks ženklus skaičius. Vienetiniai atvejai. Vienetiniai, tikrai vienetiniai. Gerai, ačiū. Tai Rimantė, jeigu galit pasitikslinkit ir bendruosiuose komitetuose atsakysit. Gerai. Ačiū. Aš gal dar truputį trumpai, tai savivaldybė buvo gavusi praeitais metais lygiai 3 skundus. Tai realiai čia, jeigu taip trumpai tariant, čia yra papildoma biurokratija, kurią kažkas sugalvojo, reiškia, įgyvendinti savivaldybėm, nes pagal tokią logiką mes tos skundus nagrinėjom viešojo administravimo nustatyta tvarka, tai kaip ir didelio skirtumo nėra, tiesiog papildomas norminis teisės aktas nuleistas iš aukščiau ir turėsim jį vykdyti. Trumpai tiek. Papildomas dokumentas, vienas sprendimas. Taip. Dabar procedūra ir viskas. Jeigu jūs tą vykdėt, jūs dabar procedūrą persirašot ir viskas. Tai čia... Taip. Taip, tai mes ją persirašom, tiesiog mes ją, jeigu žiūrint formaliai ir oficialiai, mes ją formalizuojam, dar labiau subiurokratinant šitą visą procesą. Tai tiesiog tiek. Gerai. Ačiū. Ar turit dar klausimų, kolegos?
Nematau, tai teikiam šį sprendimo projektą bendriesiam komitetam. Penktasis klausimas TSP 129 dėl Tauragės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos skolų pripažinimo beviltiškomis, pranešėja Kristina Mankienė. Taip, tai sekantis klausimas dėl beviltiškų skolų pripažinimo, tai yra beviltiškom skolom pripažinti ir sąrašas pateiktas priede, kurių neįmanoma išieškoti. Jau išbandėt visus būdus ir neįmanoma jau išieškoti. Tai vat, Taip, Rimantė, aš galėčiau galėčiau- atsakyti. Aš galėčiau tada trumpai. Tai Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro mokėtojų duomenų apskaitoje yra užfiksuotos vietinės rinkliavos mokėtojų skolos, kurių nepavyko išieškoti, nors buvo taikytos visos teisės aktus numatytos išieškojimo priemonės. Tai dalis sąraše pateiktų skolininkų yra mirę, nėra paveldėtojų arba yra pasibaigę reikalavimų pareiškimo terminai, kita dalis yra bankrutavę, todėl nėra teisinių galimybių skolų išieškoti. Tai vadovaujantis nuostatais Tauragės rajono savivaldybės tarybos patvirtintais dėl atliekų tvarkymo, tai tik taryba gali šias beviltiškas skolas nurašyti. Mes patys savavališkai negalime. Tai bendra suma yra 27 800 eurų. Iš jų išskirtini 2 yra juridiniai asmenys, kur sudaro 16 000 su viršu, beviltiškos skolos, kurios yra bankrutavusios. Šitos beviltiškos skolos yra nuo 12 metų susikaupusios, tai nei kartą nebuvo tarybos nurašytos. Tai dėl to šiandien matom, kad tai yra jau reikšminga suma darosi, tai tiesiog ir surinkome ir pateikėme tarybai jas nurašyti ir prašome jas tiesiog nurašyti, nes jų išieškoti nebėra būdų. Ir galimybių, kaip sakant. Ačiū, Rimantė. Ar būtų klausimų, kolegos? Nematau, tai dėkui už pristatymą ir teikiam bendriesiam komitetam. Šeštasis klausimas, TSP 132. Dėl pritarimo Tauragės rajono savivaldybės administracijai teikti paraišką dėl projekto Vartai į vakarus finansavimo. Pranešėjas Simas Gaidelionis, plėtros investicijų ir turto valdymo skyriaus specialistas. Ar esat, Simai? Atsiprašau. Labai prastai girdim. Atsiprašau, sakau, dabar geriau? Dabar geriau. Jo, telefonu paskambinu ir praleidau, kad mane jau šnekina. Taip, tai čia buvo ar Vartai į vakarus tas tarybos? Taip, šeštasis klausimas, Vartai į vakarus. Ačiū. Taigi, Tauragės rajono savivaldybės administracija nori dalyvauti programoje Europos miestų iniciatyva Inovatyvūs miestų sprendimai, teikiant paraišką dėl projekto Vartai į vakarus finansavimo. Projekto tikslas sukurti ir išbandyti bendruomenės valdomą lėtą kultūrinio turizmo inovacijų modelį, kuris aktualizuotų pamirštą mažos Lietuvos ir Lietuvos Prūsijos pasienio paveldą, didintų lankytojų įsitraukimą bei kurtų naujas tvarias ekonominės galimybės vietos bendruomenėms, pasitelkiant skaitmeninės technologijas turizmo sektorėje, kultūros paveldą ir darnų judumą. Teigiamas pasekmės priėmus sprendimą yra inovatyvių skaitmeninių inovacijų diegimas naujajame turizmo informacijos centre, tvaraus judumo lankant turistinius objektus elektriniais dviračiais Tauragės rajone infrastruktūros sukūrimas, lėtojo turizmo Tauragės rajone personalizuotų maršrutų kūrimas dirbtinio intelekto pagalba ir mažosios Lietuvos kultūrinio paveldo patirčių sukūrimas, bendruomenės valdomų turizmo paslaugų modelio sukūrimas, Lauksargių geležinkelio stoties atgaivinimas ir įveiklinimas, priėmus sprendimą neigiamas pasekmės nenumatomos, viso projekto preliminari vertė yra apie 2,5 milijono, iš jų apie 2 milijonus ES lėšos ir Tauragės rajono savivaldybė turėtų prisidėti 2027-2029 metų biudžeto lėšomis apie 500 000 eurų. Tarybos prašymą pritarti, kad Tauragės rajono savivaldybės administracija teiktų paraišką dėl projekto finansavimo, įgalioti Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriui pasirašyti visus su šio sprendimo numatyto projekto rengimu ir vykdymu susijusius dokumentus.
Ačiū. Ačiū, Simai. Ar turit klausimų, kolegos? Tarybos narys Raimondas Matėmaitis. Prašom, Raimondai. Jeigu galėtume trumpai, tai kokie materialiniai dalykai būtų sukurti per šį projektą? Pagrindinė idėja yra, kad dabar dar kurį kūrinėja turizmo informacijos centrą Tauragės pilyje, ten įdiegti dirbtinio intelekto pagalbą, kad žmogus galėtų susiplanuoti savo kelionę po Tauragės rajoną, Tauragės kraštą, tai jam pagal jo pageidavimus, norus sudėliotų maršrutą, kuris galėtų keliauti. Prie jo būtų galimybė keliauti elektriniais dviračiais, tai yra paliekant automobilį ir patiriant iš lėto visą Tauragės rajoną ir nukeliauti, apžiūrėti didesnius atstumus su mažesniam fiziniam jėgom, sakykime taip. Ir tada trečioji dalis būtų atgaivinti Lauksargio geležinkelio stotį, ten įveiklinant esamą pastatą, kur bendruomenė galėtų vykdyti įvairias veiklas susijusias su mažosios Lietuvos, pasienio temomis ir visaip kitaip. Kiek elektriniai dviračiai, čia bus nupirkti jie? Kaip sakote? Elektriniai dviračiai būtų nupirkti? Jo, ta prasme, sukuriama infrastruktūra, kažkoks tai turbūt apie 20 elektrinių dviračių su pakrovimo stotelėmis įvairiose taškuose ir ta prasme gali keliauti ten, kur sustoji, gali pasikrauti, bet čia planuojama, kad dviračiai gali nuvažiuoti apie 80 km, tai ten vienos dienos maršrutai turėtų būti labai pakankama. O dirbtinis intelektas būtų pasiekiamas tik iš to pačio terminalo, turiu galvoj pačiam centre, ar būtų ir nuotoliniu būdu, kažkaip internetu pagalba. Sakykime taip, dar visiško sprendimo nėra, tai priklausys nuo finansavimo lėšų, bet idėja yra, kad būtų tiek turizmo informacijos centre terminalas, tiek galbūt ir pasiekiamas internetu, kad žmogus galėtų susiplanuoti prieš atvykdamas. Galbūt anksčiau buvo, prieš kokį 20 ar daugiau jau metų, buvo kažkada įsigytos baidarės ir kanojos tokiu būdu. Bet irgi paskui reikia, kas eksploatavimo, tai čia reikia irgi, arba įmonėje, čia aišku gauti, bet paskui jau reikia ir priežiūros, ir čia jau vėl išlaidos, ir žmogiškieji resursai. Čia galbūt visą, čia aš tik toks pamąstymas, kadangi irgi tai buvo daryta ir paskui irgi ieškota, kad tas baidarės duoti. Nieko, aš neprieštarauju projektui, tai sakau, kas. Čia fondo, atsiprašau. Kaip sakote? Kokio fondo jūs čia? Čia vadinasi Europos miestų iniciatyva. Europe Urban Initiative. Ten yra skirta būtent tvarioms iniciatyvoms. Ir kokia agentūra jumis prižiūrės? Geras klausimas, bet Lietuvoje turbūt vidaus reikalų ministerija. Bet čia tarptautiniu mastu. Tarptautinis projektas. Supratau, ačiū. Ačiū. Ar turit dar klausimų, kolegos? Nematau. Siūlau teikti šį sprendimo projektą bendriesiam komitetam. 7. klausimas TSP 133 dėl pritarimo Tauragės rajono savivaldybės administracijos dalyvavimui tarptautinėme bendradarbiavime miesto su miesto pasikeitimui, teikiant paraišką projekto Žaliųjų miestų dialogas finansavimui partnerio teisėmis, pranešėjas Simas Gaidelionis. Taigi, Tauragės rajono savivaldybės administracija partnerio teisėmis nori dalyvauti teikiant paraišką dėl projekto Žaliųjų miestų dialogas finansavimo. Projekto tikslas kartu su Čekijos Zlin ir Vengrijos Vešprem miestais pasidalinti geraisiais miestų žalimo sprendimų pavyzdžiais, juos išanalizuoti, pasidalinti patirtimis ir gerųjų praktikų pritaikymais.
teigiamas pasekmes priėmus sprendimą, žaliųjų miestų ir tarptautinių bendradarbiavimų kompetencijų stiprinimas, partnerystė su kitais žaliaisiais ES miestais. Priėmus sprendimą neigiamas pasekmes nenumatomos, viso projekto preliminari vertė 30 092 eurai, 100% finansuojama projekto lėšomis. Prašome tarybos pritarti, kad Tauragės rajono savivaldybės administracija partnerio teisėmis dalyvautų teikiant paraišką dėl projekto finansavimo ir įgalioti Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriui pasirašyti visus su šio sprendimo numatyto projekto rengimu ir vykdymu susijusius dokumentus. Ačiū pranešėjai. Ar turit klausimų, kolegos? Na, nematau. Jeigu galima, norėčiau užduoti klausimą. Prašom, Sigitai, prašom. Simai, ar šitie miestai Vengrijoje ir Čekijoje yra įtraukti tarp 100 Europos miestų, kurie siekia tapti klimatui neutraliais? Dabar šiuo momentu labai staigiai negaliu atsakyti. Administracijos direktorė, matau, kelia ranką Gintarė. Prašom, Gintarė. Tai labą dieną visiems. Tai nėra jie įtraukti, tačiau čia kilo iniciatyva iš Čekijos miesto Zlino. Ten yra mūsų vadinama kaip ambasadorė lietuvė ir jie norėjo labai partnerystės ir kad mes galėtumėm, sakykime, būtent toje srityje turėti projektą. Tai projekto išlaidos yra ES investicijos, tai mes mielai pritarėme šitam bendradarbiavimui. Jo, tai finansuojama bus ne iš fondo, kuris skirtas 100 Europos miestų. Bet jie tenai turbūt yra tenai, sakykime, tam tikrai nėra tokio fondo kaip 100 miestų misijų, ten yra atskiri fondai, tai tiesiog vienas iš tokių tai ir bus finansuojama iš tenai. Atsiprašau, direktorė, kad pertraukiau. Čia iš to pačio irgi Europos iniciatyvų programos, tik tai kitas, sakykime, minkštosios priemonės. Jo, kita rūšis, kur miestų su miestais bendradarbiavimai. Ačiū. Ačiū už paaiškinimą. Ar turite dar klausimų, kolegos? Nematau. Ačiū pranešėjui. Teikiam bendriesiam komitetam. 9. darbotvarkės klausimas tas po 135. Dėl sutikimo perimti Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamą turtą esantį Žygaičių gatvėje 26-2 Žygaičiai Tauragės rajono savivaldybė. Pranešėja turto valdymo poskyrio vyriausiai specialistė Inesa Paulikienė. Labą dieną. Tai šio tarybos sprendimo projekto tikslas yra perimti Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį minėtą turtą esantį Žygaičių 26/2 savarankiškoms savivaldybės funkcijoms įgyvendinti. Tai dėl paramos būstų įsigyti ar išnuomoti teikimas Lietuvos Respublikos paramos būstų įsigyti ir išnuomoti įstatymų nustatytą tvarką. Ir perimus po to perduoti, valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise administracijai. Tiek būtų. Ačiū. Ar turit klausimų, kolegos? Modestas Petraitis, prašom. O kam šis turtas bus naudojamas? Tai Ir kiek investuoti reikės į jį dar papildomai? Na, dėl investavimo negaliu atsakyti. Vėliau galbūt galėsiu atsakyti jūsų klausimą. Manau, kad socialiniam būstui galbūt bus naudojamas. O kurioje vietoje yra tas turtas? Žygaičiuose, pačiuose. Žygaičių 26. Čia butas bus. Administracijos direktorė turbūt paaiškins. Jo, tai tenai Žygaičiuose buvo toksai kaip butelis, kuris pasimirė senolė ir jisai niekam buvo nepaveldėtas. Tai savaime suprantama, kad mes tame pastate norime turėti visą nuosavybę ir dėl to mes jį pasiimame. Tai buvo padaryta ir tenai toje pastatoje dalyje buvo ir pašto tokios patalpos, kurias mes taip pat esam perėmę. Ir tada buvo tas butelis, tai tenai vykdavo iš tikrųjų apeigus, atrodo, kažkokios ir laidojimo net vyko.
senesniais laikais, tai tiesiog jisai niekam nepriklauso, na ir yra racionalu, kad visas tas pastatas mūsų priklausytų. Čia. Ačiū. Ar turit dar klausimų, kolegos? Salėj. Oi, atsiprašau, būsiu vieną praleidęs 8 klausimą, tai dar kažkas ranką keliat salėje. Raimondas Matėmaitis, prašom, Raimondai. Atsiprašau, pačios pradžios negirdėjau, bet žinau, apie ką kalba eina, nes tikrai su tuo klausimu buvau susidūręs ir amžinatilsį Angelė Zalakytė, kadangi teko su ja bendrauti ne vieną kartą, buvo išreiškus ir valią savo, kad netgi raštu jį buvo parašęs, aišku, nežinau, kur tas raštas yra, tai daugiau kaip 20 metų praėjo, ji buvo išreiškus savo valią savo butą padovanoti Žygaičių bendruomenės centrui, kad jisai buvo, taip kad čia yra ir netgi jos. Tik tais, kad per tiek metų, daugiau kaip 20 metų niekas nebuvo sutvarkyta juridiškai, tai tiek tik tais tokį kaip pastebėjimą yra. Gerai, ačiū tarybos nariui už pastebėjimą, tai jeigu kolegos neturit daugiau klausimų, siūlau teikti bendriesiem komitetam šį sprendimo projektą. Ir dabar grįšim prie 8 klausimo, tas 134 dėl bešeimininkio turto esančio Tylos gatvėje 9, Sartininkų kaime, Žygaičių seniūnijoje. Įrašymo į Tauragės rajono savivaldybės turto apskaitą pranešėja Inesa Paulikienė. Taip, štai šio tarybos sprendimo projekto tikslas yra įrašyti į turto apskaitą šį bešeimininkį turtą, kuris neturi savininko arba savininkas nėra žinomas. Tai būtų ne visas pastatas, tik tais dalis 52/100 ir dar esantis kiemo statiniai, šulinys, tvora, lauko tualetas. Ir bus paskelbiama apie šį turtą pagal bešeimininkio konfiskuoto valstybės paveldėto ir valstybės pajamos perduoto daiktinių įrodymų ir radinių perdavimo apskaitimo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis pagal šias taisyklės. Šių taisyklių nustatyta tvarka. Ačiū. Ar turit klausimų, kolegos? Nematau, teikiam bendriesiem komitetam. 10 klausimas tas po 136. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamo turto esančio Stoties gatvėje 12 Tauragėje pripažinimo nereikalingų ir netinkamų negalimų naudoti ir pardavimo viešame aukcione, pranešėja Inesa Paulikienė. Šio tarybos sprendimo projekto tikslas yra pripažinti nereikalingų netinkamų naudoti dėl fizinio funkcinio nusidėvėjimo, nereikalingos savivaldybės funkcijom įgyvendinti ir nelikus kur jo pritaikyti 38 administracinio pastato esančio Stoties gatvė 12. Vėliau jį parduoti viešame aukcione. Ačiū. Ar turit klausimų, kolegos? Nematau, teikiam bendriesiem komitetam. 11 klausimas tas po 137. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto esančio mokyklos gatvėje 3, 3A, 3A/8, 3B, 4 Batakiai, Tauragės rajono savivaldybėje perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jo patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybės administracijai, pranešėja Inesa Paulikienė. Taip, tai šio tarybos sprendimo projekto tikslas yra perduoti Tauragės rajono savivaldybės administracijai valdyti, naudoti, disponuoti patikėjimo teise, nuosavybės teise priklausantį savivaldybei, bet nereikalinga Skaudvilės gimnazijai, toliau jis nėra reikalingas. Tai pastatas mokykla, mokyklos gatvė 3, pastatas šaudykla, negyvenamoji patalpa, butas, pastatas valgykla, pastatas daržinė, pastatas sandėlys ir pastatas garažas. Visi jie yra mokyklos gatvė 3A, 4A. Tai būtų tiek. Ačiū. Ar turit klausimų, kolegos? Nematau, teikiam bendriesiem komitetam. 12 klausimas tas po 138 dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise. Taip?
Salėje oi, turim klausimų. taip, nemačiau, atsiprašau, tarybos narys Raimondas Matėmaitis. Prašom, Raimondai. Pasiteirauti dėl pastato šaudykla įvardinot. Kokia yra jos būklė, gali būti naudojama pagal nurodytą paskirtį ir gal kokią informaciją turite apie tai? Na, tokios informacijos neturiu, bet galėčiau patikslinti tada apie būklę. Ačiū. Tai bendriesiam komitetam tada. Gerai. Ačiū. Tai bendrų sutarimų galim teikti bendriesiam komitetam. Ačiū. 12 klausimas TSP 138. Dėl Tauragės rajono savivaldybėje nuosavybės teise priklausančio nekilnojamo turto esančio Jūros gatvėje 14A Tauragėje pripažinimo nereikalingu arba netinkamu negalimu naudoti jo nurašymo ir likvidavimo, pranešėja Inesa Paulikienė. Taip, tai šio tarybos sprendimo projekto tikslas yra pripažinti nereikalingu ir netinkamu naudoti dėl fizinio nusidėvėjimo, trukdant statyti naujus statinius, statyti nereikalingus statinius. Tai pastatą esantį Jūros gatvėje 14A. Šį pastatą nurašyti, išardyti ir likviduoti. Ir išregistruoti iš nekilnojamų turtų registro. Ačiū. Ar turit klausimų, kolegos? Nematau, teikiam bendriesiam komitetam. 13 klausimas TSP 139. Dėl Tauragės rajono savivaldybėje nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto kelio TR 1267, jungiamojo kelio tarp kelio TR 0319 ir kelio TR 1266 Tauragės mieste, Tauragės rajono savivaldybėje pripažinimo nereikalingu ir netinkamu negalimu naudoti ir jo nurašymo, pranešėja Inesa Paulikienė. Šio tarybos sprendimo projekto tikslas yra nurašyti ir likviduoti Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį minėtą kelią, nes trukdo statyti arba rekonstruoti esamus statinius ir teritorijas, taip pat išregistruoti iš nekilnojamo turto registro. Ačiū. Ar turit klausimų, kolegos? Nematau, teikiam bendriesiam komitetam. 14 klausimas TSP 140 dėl inžinerinių statinių kelių perėmimo Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn, pranešėja Inesa Paulikienė. Tarybos sprendimo projekto tikslas yra perimti Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn į savivaldybės turto apskaitą įrašytus vietinės reikšmės kelius. Tai privažiuojama kelią prie UAB Šilumos tinklai nuo Paberžių gatvėje. Tai čia būtų Paberžių 14, toliau šalia esantis privažiuojamas kelias prie Tauragės didžiųjų atliekų surinkimo aikštelės ir Šemetos gatvė. Ir įregistruoti nekilnojamo turto registre. Ačiū. Kad vėliau galėtume atlikti priežiūros darbus su šiais keliais. Gerai, ačiū. Pranešėjai, ar turit klausimų, kolegos? Nematau, teikiam bendriesiam komitetam. Ačiū, Inesa. 15 darbotvarkės klausimas, TSP 141. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2025 m. vasario 5 dienos sprendimo numeris 1/37 dėl viešame aukcione parduodamo Tauragės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo pakeitimo. Pranešėja turto valdymo poskyrio specialistė Daiva Misutė. Labą dieną. Šio sprendimo projektu yra siūloma pakeisti viešame aukcione parduodamo Tauragės rajono savivaldybės nekilnojamo turto ir kitų nekilnojamų daiktų sąrašą. Iš jo išbraukiant objektą esantį Parko gatvė 17 Dapkiškiai, kadangi šis turtas yra parduotas, ir papildant jį naujais Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančiais, pripažintais nereikalingais ir nelikus kur pritaikyti objektais. Tai tiek. Ačiū pranešėjai. Ar turit klausimų, kolegos? Tarybos narys Raimondas Matėmaitis. Turiu klausimą dėl sąraše esančio pastato Žygaičiuose. Kitaip sakant, buvusio Valsčiaus pastato, ten yra kaip du pastatai, tai kaip dvi patalpos, vienas iš jų banko ir kitas pašto, atrodo, ar kaip tenais yra. Na, iš tiesų, ten ir istorinis Žygaičių pastatas, mes praeitoj kadencijai buvom
apie tai diskutavę, bet jau dabar ir šios kadencijos keletas metų praėjo. Na, idealiausiu atveju ten galėtų būti muziejus Žygaičių krašto, kadangi, sakau, yra istorinis Valsčiaus pastatas, kuris turi ir prieškario savivaldos, kaip sakant, atspaudą. Buvo savivaldybė, Valsčiaus savivaldybė ten buvo įsikūrus ir pastatas specialiai ten buvo pastatytas. Ir kitas dalykas, pokaryje ten buvo, na, irgi kaip represinė įstaiga, Rusija buvo kalinami žmonės, prie to pastato taip pat buvo guldomi niekinami partizanų kūnai. Taip, kaip sakė, tas pastatas tikrai turi istorinę vertę, tačiau šiuo metu jis tebėra, kaip sakant, tebėra įtrauktas į aukcione parduodamų pastatų sąrašą. Dabar, na, tokia gal platesnė diskusija iškeliu klausimą, kadangi, nu, mes nupirkom banko pastatą, sumokėjom, perimam Lauksargių geležinkelio stotį, svarstėm dėl, sakykime, malūno įsigijimo, dėl Fišerio koplyčios, taip pat, na, visi jie turintys istorinę vertę, bet yra ir šitas pastatas, kurį mes iš esmės pardavinėjom. Na, aišku, vėl dar mes pardavėm Būdviečių mokyklą, mūrinę irgi pastatytą prieškarą Lietuvoje, kuri buvo irgi plačiai susijusi su partizaniniu judėjimu. Tai dėl šito pastato, ar kas yra galvojama ir ar nereiktų, sakykime, kokią komisiją sudaryti ir, na, galų gale apsitarti, nes yra naujos galimybės, naujas finansavimas galimybės, paskolos, taip toliau, na, ir dėl šito pastato, kad galbūt padaryti kažkokį tai, na, istorijai, gal muziejams svarbią vietą, traukos centrą. Ačiū. Ačiū už klausimą. Tai kol kas šitas yra, nu, šitie objektai yra įtraukti į tą aukcionų sąrašą, bet kol kas nieko dar nedaroma ir reikia nuspręsti ir iš tikrųjų, kaip jūs sakot, ką su jais daryti. Tai kol kas jie yra dar sąraše, bet nėra vykdomos pardavimo procedūros. Ačiū pranešėjai už komentarą. Aš manau, Raimundai, ką jūs išsakėt, būtų galima ir bendrosiuose komitetuose padiskutuoti ir po to priimti tam tikrus sprendimus. Tai ačiū už nuomonės. Ar turit dar kokių pastebėjimų dėl šio sprendimo projekto? Nematau, tai siūlau teikti bendriesiem komitetam. Ačiū pranešėjai. 16 klausimas TSP 143 dėl Tauragės rajono savivaldybės sutikimų statyti statinius išdavimo taisyklių patvirtinimo. Pranešėja architektūros ir geodezijos skyriaus vyriausioji specialistė Vida Šlepavičienė. Labą dieną. Šio sprendimo projekto tikslas yra patvirtinti Tauragės rajono savivaldybės sutikimų statyti statinius išdavimo taisyklės bei pripažinti netekusias galios 5 patvirtintas sutikimų išdavimo taisyklės. Ar skaityti pavadinimus kokios? Ne, tai tikrai, Vida, nereikia skaityti. Kurios keistinos naujai įdiegus žemės informacinę sistemą, skirtą valstybinės žemės, sklypų ir teritorijų administravimui visoje Lietuvoje. Tai tiek. Ačiū. Ar turit klausimų kokių, kolegos? Nematau, siūlau teikti bendriesiem komitetam. Ačiū pranešėjai. 17 klausimas TSP 144 dėl Tauragės rajono savivaldybėje Mažonų seniūnijoje Norkaičių kaime Lakštingalų gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo. Pranešėjas architektūros ir geodezijos skyriaus specialistas Nerijus Urbutis. Labą dieną visiems. Sprendimo projektu norime pakeisti Lakštingalų gatvės geografinės charakteristikas registrų centro žemėlapyje. Esama gatvė prasitęstų iki Ąžuolyno gatvės ir šis nutarimas dėl gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo buvo priimtas komisijos dėl gatvių pavadinimo suteikimo posėdžio metu. Tai būtų tiek. Ačiū pranešėjai. Ar turit klausimų, kolegos? Neturit, tai teikiam bendrų sutarimų šį sprendimo projektą bendriesiem komitetam. Pagrindiniai mūsų darbotvarkės klausimai baigti ir
Dar yra vienas papildomas klausimas, tai dėl Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn perimto valstybės turto gyvenamųjų patalpų duomenų patvirtinimo. TSP 145 pranešėja plėtros investicijų ir turto valdymo skyriaus specialistė Aušra Stankienė. Labadiena. Šių sprendimo projektu siūloma patvirtinti Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn 95 metų kovo 28 dienos perdavimo priėmimo aktu perimto Tauragės rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomo, apskaitoje registruoto ir faktiškai naudojamo nekilnojamo turto gyvenamųjų patalpų duomenis pagal faktą. Čia kalbama apie Vytauto gatvėje 85 bendrabučio patalpas. Nuosavybės teise yra įregistruoti 2 gyvenamieji kambariai apie 15 kvadratų, nors atlikus kadastrinius matavimus faktiškai yra didesnis patalpų plotas ir remiantis archyve rastais dokumentais, šios patalpos ir naudojamos, nuomojamos jau nuo perdavimo priėmimo akto didesnė kvadratūra. Tai sprendimo projektu siekiama patvirtinti perimto valstybės turto duomenis ir sudaryti teisinį pagrindą nekilnojamo turto registre registruotų registro duomenų patikslinimui. Ačiū pranešėjai. Ar turit klausimų, kolegos? Nematau, tai ačiū už pristatymą ir bendrų sutarimų teikiam bendriesiem komitetam. Tai buvo paskutinis mūsų šio posėdžio darbotvarkės klausimas. Tai ačiū visiems už darbą. Gražaus savaitgalio ir susitiksim bendruosiuose komitetuose pirmadienį. Viso geriausio. Ačiū labai viso. Viso. Ačiū. Gražaus savaitgalio.